Labas vėl. Sustikom prieš 3 savaitės berods, ar ne? Su kita didelė dalimi matėmės per Support and Challenge trijulėse, dalis su manimi, dalis su Miroslavu, dar refleksijose susirašinėjome. Kodėl dabar jums šitą laišką siunčiu? Ogi pažiūrėt, ką mes veikime ir ką mes dabar veiksime pirmin. Toks šiek tiek, kad kai kurie failai nauji atsidarytų ar folderiuką savo galvoje susikurtumėte. Ką mes pasidarėm? Turbūt viena pagrindinių mūsų temų buvo apie tikslus. Tikslą, bet žinai, atrodo ir taip visi viską žino, tikslus reikia keltis, bet man žinai, tas smart ar kitokia metodika vėliau, gal įmant tikslų formulavimėsi, yra kaip optika prie šautuvo, ar ne? Kaip ir šiaip matau priešą už kelių šimtų metrų, bet su optika tas matymas tampa daug tikslesnis ir tada, žinai, vieno šūvio, jeigu prireiks kažkuria tai diena, turėtų užtekti. Tai yra tas pats ir su tikslai, žinai, dėl to mes, aš Miroslavas, prie jūsų kabinėjomės, kai sakote, noriu plėsti verslą, noriu didinti, noriu atidaryti, klausi, kiek, kaip, kas, kur, ką, kodėl, ar ne, kol tu labai aiškiai pasakai, kol vyksta tas tikslus prisitaikymas, tada mažiau išeina resurso ant vieno šūvio, ant vienos, žinai, pastangos gali užtekti rezultatui. Kitą dalyką nagrinėjome, žinai, o tai ką tu darai? Vadovas, kas ten buvo tokia šventoji valdymo trybė, vadovas, lyderis, ugdytos, sakė, 3. Ką mes darėm? Tai šį kartą mes truputuką eisim gilin. Tiesa, mes darėmėm grįžtamą ryšį, kritiką, bendravimas. Šiek tiek buvom pradėję. Šiandieną mes imsime viską truputuką dar giliau. Dabar, jeigu jau imam tikslus, tai iš tikslų išsikėlimo klausimas, o kada juos įgyvendinėti? Tai tada sekantis žingsnelis yra prioritetų planavimasis. Dėliojimasis, kas, kada, ką daro, kas svarbu, ko darom, ko nedarom. Nes turbūt ir taip pas jūs yra ką veikti gyvenime, o čia dar tikslus išsikėlė, iš tų tikslų dar nauji veiksmai pradeda kilti. O dar jeigu tu šalia tų biznio tikslų pradėjai keltis asmeninius tikslus, su sportu, su santykiais, su sveikata ir panašiai, kas ten kam kyla, tai dar daugiau reikalų yra, o tai kada viską suspėti? Tai va teisime tai, o tai kaip suspėti? Laiko planavimasis prioritetų, čia mūsų viena iš temų yra. Kai dėliojamės prioritetus, labai natūraliai tada iškyla prioritetai darbo, verslo, gyvenimo, asmeninio, balanso. Nes kas į prioritetus turi sugulti? Ar vien tik tai brančo apyvartos didinimas, ar ir tavo psichinė sveikata? Ar naujo biznio plėtimas, ar ir tavo laisvalakis ir santykiai su artimaisiais, kur galbūt pamiršti ir jau jie toli to Lietuvoje kažkur likę yra. Kas tai bebūtų? Tai toks irgi palieskime, kiek susibalansuota. Kad, žinai, neteiti iki tos ribos, kai varam, tikslus siekime, perdegėm, lūžome. Tai prioritetai, tame tarpe rūpintis ir savimi. Dabar tam, kad spėt, tai ką vadovai daro, deleguojame, tam, kad žmonės padarytų tą, ką jie turi padaryti. Vadovo darbas yra apie tai, lyderio darbas irgi apie tai. Tai šiek tiek gal paliesime apie delegavimo kelius, gal tokius, žinai, niuansus vėl. Visi tą mokam turbūt daryti, jeigu turime žmonių, kam deleguoti ir vadovauja, tai, bet gal kažkurios specifikos, vieną kitą įžvalgą savo pasiim. 9 delegavimo taktikas, kitaip tariant, kaip 9 skirtingais būdais pasakyti žmogui, kad jis turi padaryti tai, ką jis turi padaryti. Vienam veikia vienas, kitam veikia kitas. Kitas gal daugiau atskirinėti, žinai, kada užduoti, kada atsakomybę deleguoji. Vienas, žinai, kada pasakyti, kad dabar šitos 30 katalikų iš čia nuneškite tenais padėk. Kitas yra, kuomet šnekamės jau su tuo tavo vienu pagrindinesnių žmonių, tavo komandos pagrindinių narių, apie tikslus, apie atsakomybės, ką mes turim sukurti, o ne kokį veiksmą padarinėti. Tai irgi čia tas labai siejasi su mūsų smart tikslų kėlimusi. Ir dar mintis yra, jeigu pradėjom, pamenat, šventoji valdymo trybė funkcijos, ką daro vadovai lyderiai, tai čia gal daugiau yra savybės, ar tu lyderis? Tai va dabar, tu lyderis ar ne lyderis? Bet, žinai, tą klausimą nelabai eina atsakyti, jis toks ganėtai per abstraktus, žinai, ar lyderis ar ne lyderis, o tai kas tai yra lyderis, ar ne? Tai šiek tiek, žinai, siūlysim detalizuoti ir savo išsigryninti, o tai kokiomis kompetencijomis, savybėmis, bruožais lyderiai pasižymi, ko aš turiu, ko aš neturiu. Tam, kad iš to rezumė galim būtų savo susidėlioti, koks yra tavo lyderystės augimo tikslas. Kaip tu nori patobulėti, pasikeisti ir pagerėti. Nes nuo tavęs augimo auga viskas, ar ne, aplinkui gerėja. Čia, žinai, kaip, jeigu noriu, kad mano šeimoje būtų geriau, turiu tikslus apie santykius, ar gausėjimą, ar kokybę ir panašiai, tai vis tiek reikės prie to sugrįžti, o kaip aš geresnis būsiu šitame procese, kad tenais mano aplinkoje pasidarytų geriau. Tas pats ir su bizniu tabuoju, ar ne? Tad
pagrindinės mūsų temos, prioritetai, su gyvenimo balansu derinantis, su delegavimu, nu ir tavo lyderio savybių stiprinimas. Tai tą mes veiksime tuoj. Ką pasidaryti iki tol? Pasidaryk, ką turėjai pasidaryti. Tikslai, prisimink sudėtingą situaciją su žmonėmis kažkokias, kokias turi, atsinešk jas, daug eisim per praktiką, per simulaciją, žinai, aš galėsiu būti tavo Petriukas, vienoks arba kitoks. Tai nesuprantu, ką tu man nori pasakyti. Žinai, taip, kad iš tikrųjų būtų kiek įmanoma panašiau į tavo kasdieną bendraujant su tavais žmonėmis ir bus procesai su tavimi pačiu. Tad iki sekančio malonaus ir gilaus. Ačiū tiesa labai tiems, kurie susitinkame. Tikrai, žinai, smagu matyti tokį, žinai, imlumą, noras toks nerti į gilį, ieškoti, knistis. Tai knisimės toliau. Iki.